Didelę derliaus įtaką daro sėjomaina rapsuose. Jeigu kartojam rapsus sėjomainoje per dažnai, ne taip, kaip nusako agronomija, tai atsiranda ligų, kenkėjų antplūdžiai. Tai dabar ant ražienų galima matyti fomozės pažeidimų, verticiliozės, sklerotinio puvinio, taip pat stiebinio paslėptas straublio. Aišku, nemažai žalos ir padarė cikadų pažeidimai. Turbūt didelė Lietuvos dalis šitą problemą turėjo jau, kai pradėjo žydėti rapsai, pasimatė ir tai paėmė nemažą derliaus dalį. Taip pat ankštariniai paslėptas straubliai irgi. Tada problema yra ta, kad ne tik nelaiku nupurškiam ar kažką nelaiku padarom, bet tiesiog ir neturim gerų insekticidų registruotų sisteminių purkšti žydėjimo metu. Turime tikrai labai gerų žieminių rapsų veislių. Gerų ne dėl to, kad tik tai žodį pasakyti geros, bet iš tikrųjų duoda didelius derlius. Kiekviena žieminių rapsų veislė parinkta pagal dirvožemį. Vienos veislės yra sunkesniems, kitos lengvesniems dirvožemėms, kitos vidutinėms. Vienas sėjam ankstyvam kūlimui, kitas vėlyvesniam, kitas visai vėlyvam. Pagrindinės mūsų veislės yra triatlonas, eksburis, jūrikas, antigua, mercedesas. Dabar kaip gauti tuos tinkamus derlius rapsų, tai aišku, tinkama sėjernė, tinkama sėjomaina, tinkama norma, nes per didelis augalų skaičius kvadratiniam metre irgi muša derlingumą. Tai vienas iš pagrindinių irgi aspektų. Toliau aišku tinkamas tręšimas tiek azoto, tiek fosforo ir kalio. Toliau makroelementų panaudojimas per lapus, tai rudenį būtina nusipurkšti aišku su boru. Turbūt visi jau žino, kaip tėve mūsų tas pats fosforas, Agroplius pusę litro. Ir aišku nepamiršti insekticidų. Taip pat piktžolių naikinimo iš rudens, tai mūsų brandiniai produktai, kurie išsprendžia labai daug problemų su piktžolėm. Mišinys, kur su kitais herbicidais neįspręsim. Tos problemos tai yra belkaras metazamiksas. Toliau naudojam grabicidą Pantera nuo pabirų. Tai čia būtų rudeninis toksai purškimas ir aišku augimo reguliatorius ir fungicido naudojamas nuo fomozės. Pavasaris tas pats insekticidas, tie patys mikroelementai, tik plus aktyvai eina, plus KS-ai. Jau didesnis spektras purškimų per lapus, tas pats augimo reguliatorius, nes jau ūkininkai įpratę ir jau nenori turėti tų aukštų rapsų, nori kulti tolygesnius ir žemesnius, o fungicido kaip Juventusas panaudojimas, kaip fungicido ir kaip augimo reguliatorius, tas pasiteisino ir tiesiog klausimų nelieka, tą naudoja. Toliau, kaip ir minėjau, insekticidų panaudojimai tiek butono susidarimo metu, tiek pirminiam purškimui, tiek žydėjimo metu ir žydėjimo gale. Taip pat labai svarbus aspektas žydėjimo pradžioje ir žydėjimo gale panaudoti fungicidą Pictor Active nuo ligų. Tai kai laikysimės technologijos, tai turėsime gerą žieminių rapsų derlių ir aišku, oro sąlygos.